visi. Tai šiandien atvykome prie upės, gaudysim vieną iš baikščiausių žuvų, tai šapalas mūsų tikslas. Bandysime atidaryti atvirų vandens sezoną. Žiemos sezonas buvo superinis, ledas laikėsi ilgai, tai pažvejojom, atsižvejojom ir ką sulaukėm pagaliau atvirų vandens sezonų. Suplūdinę meškerę žvejot buvau labai seniai, kadangi daugiausiai žvejoju su dugninėm meškerėm, tai plūdinį nemanų arkliukas, bet šiuo metu pabandysim pagauti tą pavasarinį šapalą. Plūdeliai 4 gramų, valas pagrindinis 2200, pavadukas 0,16. Na ir šapalą gaudysim ant pieniškų batonų. Bandom gaudyti. Dėdam batoniuką. Na, ir bandom užmest pirmą šiais metais atvirų sezonų užmetimą. Susireguliuojam ritelę. Vieta perspektyvė, srovė, ten kažkoks akmuo, užuteikis raibuliuoja, turėtų šapalas kažkoks tykot. Pirma laida tuščia. Antra laida tuščia. Gaudant šapalus pasimaitinam ir patys.
Vienoj vietoje ilgai neužsistovėsim. 5-7 laidukiais ir einam į kitą užuteikutį. Bandom į aną pusę. Išsileidžia nemažai, apie 60-70 metrų. Na, leidžiu tol, kol plūdės nematau. Tada kertam. Ir parsitraukiam namo. Na ką, leisim šioje vietoje jau kokį 7-8 kartą, paskutinį kartą. Ir eisim ieškot kitos vietelės. Kas čia? Obas. Kibu. Kaip ir turėjom kibimą. Tada dar sykį pasibandom. Devinta laida tuščia. Vienas kibimas kaip ir buvo. Po to dar praleidau porą kartų ir nieko. Nu, kaip ir perspektyvi vieta. Čia gylis iš gylio ir ten matosi raibuliuoja. Tai ten turėtų ir laikyti šapalai. Jie prieš iš gylio į
į seklumą išėjimą, jie ten ir gyvena. O, kaip stipriai kerti, tai paskui va tepo būna. Va tepo būna. Vienos riekutės užtenka 3 užmetimam. O kabinu štai tai. Įsuku tą batoną aplink kabliuką ir užspaudžiu vieną galą. Kur kabliukų lenkimas, ten palieku tokį, kad plautųsi truputį. Va, gaunasi toks gražus masaliukas. Nematau jau plūdės. Kokia žolė pakibo. Laidavau visą, kirtau, ištraukiau ir dar batonas laikus, kaip gerai uždėtas. Sunki tai šapalautojų dalia. Eini per krūmus, brauniesi per laukus. Ir nežinai, pagausi, nepagausi. Batonas parsitraukia dar. Taip gerai užsideda, užsispaudžia.
Kaip gerai užsispaudžia. Pralaiduosime dar kartą. Čia gerai matosi, saulutė apšviečia, gerai plūdė matosi, toli išsileidžia, srovė vienoda. Tai smagu žvejoti tokio vietą. 80-90 metrų išsileidžia. Čia gal truputį gilį reikėtų pasinenėti. Bandysim labiau padugną paleisti. Čia šapalams, čia žvejui. Nugi, kas čia? Kas čia yra? Nesupratau. Buvo kibimas, bet ten kažkokia kriauklė buvo užkirtęs. Greičiausiai, kad ten už dugno kliūva. Batonas liko. Paėmėme. Nejaugi dar batonas liko. Tu pažiūrėk, dar batonas liko. 2 laidas praleidau. Va, ir dar jisai liko. Tik tiek, kad čia užsismūturiavo. Dvi laidos praleistos ir dar batonas stovi. Nu ką, bandom 3 kartą. 3 kartas nemeluoja, sako, ne? Žiūrėsim. Reikia nuimti biskį svorių, nes taip jaučiu plūdė dabar subalansuota kaip ir okei, bet batonas eina po vandeniu, paskendės, jisai eina lėčiau ir nardina plūdį. Tai manau, nuimsiu vieną svarėlį, tegul plūdė tą batoną išrauna, pati išsirauna. Va. Kibimas. O, kas čia? Kas čia buvo? Tikrai kibimas buvo. Dėdam truputį mažesnį gabaliuką. Gal nedidelis šapalas, todėl nepasikirtų.
Dar porą laidukių čia ir eisime tolyn. Tu pažiūrėk, kiek traukiau per šakas visokias ir batonas dar stovi. Ve. O tai gerai užsideda. Gerai užsispaudžia. Na dar tada anuo krantuku pratraukiam. Už šakų. Eik tu sau vėjas įnešė. Jau dabar tai liks. Jau liku. Okay. Oplė. Gerai, pavadėlės turėjau nutrūkti. O kas čia? Valai. Bandom sukt. Jo, pavadėlės nutrūko. Gut, taip ir turi būt. Susirišam naują pavadėlį, viskas bus gut. Pavadėlį naudoju Jackson Crocodile valą 0,16. Neblogai laiko jisai stiprus. Kabliukus štai ne šituos, o šituos 6 numerių. Fudo 6 numerių. Kabliuką rišos čia savų mazgų, nežinau, nematęs aš čia, kad tokį kas rištų sunkiai. Čia kaip agurkėlis, tik tai atvirkštinis agurkėlis gaunasi. Iš viršaus susukta ir iš viršaus tas valas eina, o čia viduje eina. Tai kažkaip visą laiką rišu šituo mazgu ir man jis pasiteisinės tvirtas. Pasėlinam. Va, užsitraukia ir jisai būna viduj, va. Valas eina iš vidaus. Kaip agurkėlį riši suki ir iš viršaus perveri, tai čia iš vidaus. Tai man atrodo jis stipresnis gaunasi. O! Pavadėlį darau apie 50 cm, 50-60. O jeigu galvoju, kad reikia paskui ilgesnio, tai tiesiog švinukus pakeli į viršų ir gaunasi ilgesnis. Pavadėlį persirišom, žygiuojam į kitą vietą. O dar ledų yra.
Svarbiausia, šviežias batonas turi būti. Lėta srovė ilgai eina. Nu, beveik visą valą išsileidau 150 metrų. Ir kibimo jokio. Kokia 6-7 vieta jau. Normalaus kibimo, kad žuvį užkabyt, dar nebuvo. Buvo porą tokių patempimų, plūdės panardinimų, bet žuvies nejaučiu. Kaip čia toliau. Žvejoju kokią porą valandų. Pradėjau antrą batoną, tai taip laidų nemažai padariau. Ir nieko rimto, nežinau, kas čia netinka. Gal kad vanduo drumstas, gal dar per anksti, bet jau girdėjau gaudau šapalus. Tokių žvejybos kaip šapalų ne visada būna sėkmingos, ne visada pasigauna. Tai netitinka oras, tai slėgis, tai vilkas, bet saulutė šviečia, atrodo lyg tais oras neblogas. Gal vanduo per drumstas, na, nežinau. Šitą šapalams, šitą žvejui. Jėtum palei šitą krantą. Vis metu ten tolyn į aną krantą, o mažu šitam krantą šapalas laukia. Senais laikais šitoj vietoj tai esu pagavęs šapalų nemažų. Iškėlau virš pusantro, kažkur plūdė užsikabino. Nu ir kur ten užsikabino. Tikrai ne šapalas. Tai pravaikščiojom porą valandų gerų, daugiau kaip 2,5. Praėjom nemažą atkarpą, pusantrų batonų išmėčiau, išžvejojau, nemažai laidų padariau, nu ir kibimų realaus nei vieno. Tai kaip ir minėjau, kad ne visada ta šapalų žūklė būna sėkminga. Įtariu, kad vanduo per drumstas, todėl ir nekimba jie. Tai ką, kaip sako, reikia ir tokių žvejybų, tuščių. Galvoju dėti ar nedėti, bet galvoju gal įdėsiu. Vis dėlto neturi būti visos žvejybos sėkmingos. Svarbu procesas, buvimas gamtoj, oras geras, saulutė šviečia, nei debesukų. Tikras pavasaris. Beje, varnėnus šiandien jau mačiau. Tai tiek. Taigi, kas dar neprenumeruojat mano kanalą, užsiprenumeruokit. Galbūt ateityje parodysiu ir netuščių žvejybų. Ate.